Lietuva priskirtina prie vienos iš didžiausio endemiškumo erkinio encefalito turinčių šalių. Baltijos šalis iš esmės dar šiek tiek ten į rytus, į Rusiją nukrypsta, bet tai yra didžiausio endemiškumo šalis ir mums tikrai yra didelė rizika užsikrėsti. Todėl tokia vidinės kultūros dalis žmogaus, jeigu jis gyvena šalyje, kur labai aišku, kokia yra viena iš didelių rizikų ir nuo jos yra galimybė apsisaugoti, tai be abejo vakcinacija turėtų būti kaip prioritetas žmonėm gyvenantiem Lietuvoje. Kitas dalykas, girdžiu tokį argumentą iš pacientų, sako, oi taip, tai aš vaikus tai paskiepijau, o aš jau savo tai jau ne. Tai bet aš kaip tik ir pasakau, kad dažniausiai tai tikrai sunkiai serga ta grupė darbingo amžiaus žmonių ir dažnai jie lieka invalidizuoti iš tiesų ir sakau, tai vaikai netgi lengviau dažnai persirga ir galbūt netokios pasekmės, nors dabar jau tyrimai rodo, kad ir vaikai persirgę erkinio encefalitu vėliau jiems yra tam tikrų pasekmių dėl jų, ten, sakykime, gebėjimo mokytis, dėl vystymos ir taip toliau. Bet suaugęs žmogus lieka invalidų ir tada vaikai maitintojo nebeturi arba nepilnavertis tas maitintojas.